Labadiena, gal galime užduoti kelias klausimus? Kelias tik tais. Prašom, keliaujam ir kalbam. Kaip prasidėjo šiandien jūsų rytas? Puikiai. Rytas prasidėjo nuo žvilgsnio per langą, ryte atsibudus ir mačiau saulę kylančią, tai tikrai nuteikė nuotaikingai visai dienai. Kur dabar esame ir kuo ši vieta yra ypatinga? Ši vieta yra ypatinga tuo, kad tai yra jau 106 metus skaičiuojanti gimnazija, pati didžiausia mūsų rajone, ir ją įkūrė Matėjus Gustaitis, kunigas, rašytojas, poetas, tai tikrai didžiuojamės istoriją šios gimnazijos. Kaip atsidūrėte vicemero pareigose? Na, iki tol dirbau švietimo kultūros sporto skyriaus vedėju ir mūsų merė, gerbima Ausma Miškinienė, kuri visą laiką deklaruoja ir sako, kad švietimas ir kultūra yra visų prioritetų viršūnėje, pasiūlė man eiti vicemero pareigas, jungtis prie jos komandos. Na, o kadangi merija yra ir mano buvusi mokinė, mokiau istorijos ir politologijos, tai tiesiog negalėjau atsakyti ir prisijungiau ir tuo labai džiaugiuosi. Ką reiškia kuruoti švietimą savivaldybės lygmeniu? Tai reiškia, kad reikia rūpintis kiekvieno švietimo bendruomenės nariu, pradedant nuo mažo vaiko, mokytojais, tėvais ir priimti sprendimus, kurie būtų patys geriausi mūsų švietimiečių bendruomeniai. Ar dažnai lankotės mokyklose? Tenka tikrai neretai lankytis. Praeitą savaitę lankiausi 2 kartus, bet įvairiai būna. Norėtųsi, aišku, daugiau, ypatingai kai gali susitikti su mokiniais, su mokytojais, tai tikrai tą galimybę pasinaudojame. Kokia buvo pirma reakcija išgirdus apie 1000-mečio mokyklų programą? Galimybė. Iš karto supratome, kad turime galimybę kažką keisti ir reikia tuo tiesiog pasinaudoti. Kuo išsiskiria Lazdijų švietimo bendruomenė? Sakyčiau, bendruomeniškumu, drąsa ir atvirumu pokyčiams. Ir ypatingai 1000-mečio mokyklų programa suteikia tą galimybę mokytojams įgyti tos drąsos, pasitikėjimo ir eiti tų pokyčių keliu. Ką reiškia būti pokyčio dalimi gimtajame krašte? Kai žinai, kad darydamas pokytį tu gauni rezultatą savo krašte, tarp savų žmonių, ir kad tie žmonės pajunta tą gerą tą pokytį, rezultatą, tai be abejo, kad yra didelis motyvas dar daugiau dirbti, dar daugiau daryti, kad tie žmonės tikrai pajustų tą gerą pokytį ir rezultatą. Koks pirmasis įgyvendintas pokytis jūs nudžiugino labiausiai? Turbūt labiausiai nudžiugino pasikeitimas mokytojų požiūrio į galimybę keistis. Jis iš inertiško tapo toksai gana aktyvus ir mokytojai drąsiai priėmė galimybę keistis, kažką daryti kitaip ir matydamas jų veiduose šypseną, gyvenant su tais pokyčiais, tikrai labai tai džiugina. Kiek mokyklų Lazdijų rajone dalyvauja TUM programoje? Tai tiesiogiai dalyvauja 2 gimnazijos, kurioje esame Lazdijų Matėjaus Gustaičio gimnazija ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, o netiesiogiai naudą gaus ir visos kitos mūsų mokyklos. Kokiose srityse vyksta didžiausi pokyčiai? Didžiausi pokyčiai turbūt STEAM ugdymo srityje. Tai būtent STEAM centrą turime, kurį esame įkūrę, nes čia, aišku, naujos priemonės, nauji mokymo metodai bus taikomi, tai čia, sakyčiau, didžiausias pokytis. Na ir turbūt lyderystės, sakysim, srityje taip pat atradome per programą naujus lyderius, mokytojus, kurie ėmėsi iniciatyvas patys daryti pokytį, taip pat ir įstaigų vadovai, tai sakyčiau, kad čia labiausiai keitėsi. Ar mokyklos pačios siūlo idėjas, ar viskas ateina iš viršaus? Yra įvairiai. Turbūt tas balansas surandama pas mus, kad stengiamės, kad viskas ateitų iš mokyklų pačių, iš jų poreikio, iš jų lūkesčių. Tai, sakysim, ir šitame kabinete, chemijos laboratorijoje, patys mokytojai rinkosi, kokių jiems reikia priemonių, kokių jie norėtų, sakysim, baldų. Tai būtent iš jų atėjo. Čia tikrai niekas iš viršaus jiems nenurodė. Tai manau, kad čia tikrai yra geriausias kelias. Kuri mokykla jūs nustebino labiausiai? Tai manyčiau, kad abi mokyklos, gimnazijos, kurios dalyvauja programoje, jos geba nustebinti. Ir labiausiai mane stebino mokytojų, sakysim, tas požiūrio galbūt pasikeitimas, kai jie, suprasdami tą pokyčio prasmę, jie patys daro tus pokyčius ir jie tą daro su džiaugsmu, be baimės, kad jie išsilaisvina iš tam tikrų savo
apribojimų ir tikrai jie daro tą didelį indėlį šitoje programoje. Kaip mokiniai reaguoja į naujas erdves? Na, tikrai jie su didelė nuostaba, kai atėjo mokiniai čia į šitas laboratorijas, pamatė, kas čia yra, tai jie tiesiog buvo nustebę ir net girdėjusi tokių pasakymų, kad negalim patikėti, kad tai mums tai yra galimybė čia mokytis šitose erdvėse ir tikrai jie su dideliu džiaugsmu laukia naujų mokslo metų, kad galėtų čia ateiti ir mokytis tose patalpose. Ar teko girdėti mokinių atsiliepimų apie pokyčius? Taip, teko girdėti ir tie atsiliepimai yra tikrai teigiami, nes mokiniai sako, kad jiems šitose erdvėse bus mokytis įdomiau, jie galės daryti tai, kas jiems įdomiausia, tai yra mokytis per patyriminį mokymąsi, kur ne iš vadovėlio, bet eksperimentuojant, tyrinėjant, analizuojant, tai jiems yra įdomiausia ir jie be abejo, kad tuo labai džiaugiasi. Tai jie sako, kad mokytojai su jais laisviau bendrauja, daugiau leidžia jiems veikti ir pasisakyti. Ką šiuo metu labiausiai akcentuoja jūsų komanda? Labiausiai akcentuojame tą tinklaveiką, kad užtikrinti tą bendradarbiavimą tarp mokytojų, tarp skirtingų mokytų dalykų, tarp mokyklų skirtingų, nes šitomis erdvėmis galės naudotis visos mokyklos mūsų rajono, ne tik tais gimnazijos, kurios dalyvavo šitoje programoje, tai ta tinklaveika ir tarpusio bendradarbiavimas yra svarbiausia. Su kokiais mitais apie rajono mokyklas tenka kovoti? Tai nekovojame su mitais, bet tenka girdėti nuostatų, kad rajono mokyklose nėra tokių sąlygų kaip mieste, kad čia mokinių mažiau, kad čia prastesni mokinių rezultatai, bet mes nesutinkame su tokia nuostata, nes viskas priklauso nuo žmonių. Kokie žmonės dirba, kaip jie nusiteikia siekti rezultato ir kaip jie empatiški su mokiniais, tai aš manau, kad nepriklausomai nuo to, kur mokosi vaikai ar mieste, ar mažame miestelėje, jie privalo turėti vienodas gerai sąlygas. Ir mūsų pavyzdys įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą būtent ir yra tas, kad mes parodome, kad ir mažose mokyklose, ir rajonuose gali būti pasiekti patys geriausi rezultatai. Ar jau matote apčiuopiamus pokyčių rezultatus? Tikrai taip. Tapo laisvesni mokytojai. Aš manau, kad jie labiau išnaudoja savo žinias ir gebėjimus. Mokiniai tapo taip pat atviresni. Jie bendradarbiauja su mokytojais, su mokiniais tarpusavyje ir tas dialogas, atvirumas yra gerokai dabar pasistumėjęs į priekį, negu buvo anksčiau. Tai aš manau, kad šitos programos rėmuose be abejo, kad vaikai ir mokytojai padarė didelę pažangą. Kiek pokytis priklauso nuo žmonių, o kiek nuo finansų? Ir tas yra svarbu, bet mano nuomonė svarbiausia yra žmonės, kurie generuoja idėjas, kurie jas įgyvendina. Na, o finansai būtini yra be abejo, kad būtų galima įgyvendinti tas idėjas ir pasiekti tikslų, kuriuos susibrėži, bet vėlgi, kiek ir finansų priklauso nuo žmonių. Ar aprodysite Veisiejų Sigito Gedos gimnaziją? Žinoma, važiuojam. Kaip atrodo švietimo sprendimų priėmimas iš vidaus? Tai sprendimų priėmimas prasideda nuo diskusijos su tais, kuriuos tie sprendimai labiausiai paliečia. Tai jeigu švietimas, tai mokiniai, mokytojai, tėvai. Ir tik išdiskutavus, išgirdus lūkesčius ir problemas, kurios yra aktualios visiems, prieiname prie galutinio kažkokio sprendimo, kurį jau visi galime sutarti ir patvirtinti. Kiek švietimo klausimų sprendžiate per savaitę? Na, tai būna įvairiai. Gali būti, kad vieną klausimą sprendžiame savaitę ar gal net ilgiau. Gali būti, kad per vieną dieną kelis klausimus lengvesnius švietimo įsprendžiame. Tai priklauso nuo turinio, kokio sudėtingumo tai yra problematika ir laiką matuojame pagal tai, kaip efektyviai galime sprendimą tą priimti ir kad jis būtų pats geriausias. Kaip išlaikote balansą tarp lūkesčių ir realybės? Na, tai dažniausiai lūkesčiai būna maksimalūs ir tam, kad atliepti juos, be abejo, kad yra iššūkis suderinti ir surasti tą balansą tarp tų lūkesčių ir galimybių. Bet kadangi esame tokia pakankamai nedidelė bendruomenė, vieni kitus gerai pažįstame,
Tai yra išpildyti žymiai lengviau, tai yra suderinti lūkesčius ir galimybės ir realybę. Ką manote apie mokytojo profesijos prestižą Lietuvoje? Na, aš manau, kad mokytojo prestižą Lietuvoje gali susikurti tik patys mokytojai, niekas iš šalies jo nesukurs, jokiom deklaracijom, pareiškimais. Tiesiog mokytojai savo darbu gali tą autoritetą išlaikyti ir sukurti. Ar pats turite pedagoginę autoritetų sistemą? Sistemą gal tai nepavadinčiau, bet bruožus aiškius, kurie man gali pasakyti apie mokytojo autoritetą, tai turiu. Tai yra mokytojo pagarba mokiniui, jo tėvams, mokytojo sąžiningumas su vaiku. Tai ir yra tie dalykai, kurie man labai svarbus. Ar dažnai tenka motyvuoti komandą? Taip, tenka su tuo padirbėti, nes mūsų tikslai ir uždaviniai, kurių mes siekiame, yra pakankamai aukšti, ambicingi, tam reikia maksimalių pastangų dažnai. Ir kai kartais jau atrodo, kad labai sunku yra, tai reikalinga ta motyvacija, susitelkimas, kad pasiektume to, ko užsibrėžę, tai ta motyvacija visada būna aktuali mums. Kaip atrodytų tobula diena mokykloje jūsų akimis? Na, aš manau, kad jeigu diena mokykloje prabėga labai greitai, nepastebimai, ir tu vis dar nenori iš jos išeiti, nes tavo galva pilna įspūdžių, naujų kažkokių sužinotų dalykų, ir tu dar nori dalintis su savo bendraklasiais, bendramoksliais, tais įspūdžiais, tai manau, kad tai yra ideali diena mokykloje. Ką darytumėte, jei turėtumėte neribotą švietimo biudžetą? Investuočiau į mokytojus maksimaliai. Koks vienas žodis apibūdina Lazdijų švietimo kryptį? Pažanga. Kokį klausimą savo dažniausiai užduodate kaip vicemeras? Turbūt dažnai užduoda savo klausimą, ar padariau viską, ką galėjau, kas mano kompetencijos ir galios ribose yra, tam, kad sprendimai būtų maksimaliai geri ir kuo didesniam ratui, ypatingai švietimo bendruomenės. Ir kitas galbūt susijęs klausimas, ką galėčiau dar kitaip padaryti, kad žmonės patikėtų tuo, ką daro, tais pokyčiais ir kad patikėtų tuo rezultatu, kuris mūsų laukia įgyvendinus vienus ar kitus projektus ar programas. Ko labiausiai linkėtumėte mokytojams šiemet? Na, tai galbūt palinkėčiau kantrybės, tikėjimo tuo, ką daro, nesustoti ties tuo, ką yra pasiekę šiandien dienai ir drąsiai, labai pozityviai eiti į klases, bendrauti su mokiniais ir tiesiog daryti darbą, kurį daro kiekvieną dieną ir kad tas darbas atsispindėtų vaikų akyse. O ką palinkėtumėte vaikams? Vaikams noriu palinkėti būti drąsiems, žingeidiems, nebijoti klysti ir išnaudoti kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką mokykloje praleistą tam, kad jie galėtų po to pasakyti, kad vau, kaip buvo faina. Ir paskutinis. Kokią žinutę paliekate visai Lietuvos švietimo bendruomeniai? Visai švietimo bendruomeniai Lietuvoje norėčiau palinkėti išlaikyti tą drąsų požiūrį į švietimo vertybės, taip pat susitelkti ir žinoti, kad niekas kitas nepadarys tų darbų, kuriuos privalo ir turi padaryti švietimo bendruomenė. Ir žinoti, kad galbūt šiandieną ar rytoj niekas nepasakys ačiū už tai, ką švietimo bendruomenė, mokytojai, mokiniai daro šiandien dieną, bet žinoti drąsiai, kad po kažkurio tai laiko visi pasakys, kad tai, ką padarėte, yra labai puiku. Vardant mūsų vaikų, vardant mūsų ateities. Ačiū Jums. Ačiū Jums taip pat.